Sveiki, vėl susitinkam prie mano šiltnamio ir vėl spręsim dilemą, kaip apsaugoti šiltnamį nuo saulės spindulių ir karščio. Nes pavasarį būna augalai nudega, arba būna vasaros metu žiedai krenta, nes jiems būna per daug karšta. Tai mūsų YouTube'ės kanale Laisvas ūkis yra video, kaip darėm su dažais. Sago plėvelę yra gerai dėti iš vidaus, o mes dėjom šitoje vietoje opa iki žemės iš išorės, tai gavosi taip, kad mūsų šiltnamis yra 7 metai. Ir toks atsitiko dalykas, kad nuo vėjo, nuo plaistymosi pastoviai Sago plėvelė išlaikė šitą baltą, būtent ant žemės padėtą, išlaikė metus. Tai arba ją tu turi iš lauko pridengti dar papildomai kažkokiu tinklu, arba kaip galvoju, reikėtų dėti iš vidaus, bet mano šiltnamis iš vidaus nėra pataikytas, nes prie šitų baltų pagalių eina šniūrai žemyn pomidoram paišti. Tai man, netinka tas variantas. Galiu uždengti šitą šoną, bet tai, nėra prasmės dėl tai. Tai va, šiaip tai dėčiau agro plėvelę ir kai statysiu kitą šiltnamį metalinį, pasistengsiu aš įvertinti tokią situaciją, kad būtų patogu agro plėvelę dėti iš vidaus ir kad būtų ją lengva suviniuoti, apdoroti, ta prasme, jeigu jau praeina didieji karščiai, kad galėtum ją susukti, padaryti vėl, kad jos kaip ir nebūtų, kad daugiau įeitų šviesos. Bet šį kartą naudosiu vėl dažus, ne kraidą, nes šiaip tai neturėjau laiko ieškoti kraidos, taigi skubėjom, nusipirkau depo pačius pigiausius dažus, skirtus luboms ir sienoms balinti. Tai konsultanto klausiau, sakau, man reikia vidaus darbams skirtų dažų, kurie bijotų vandens. Nes mano mintis yra, kad po lietaus ar po keletą liūčių, kad tie dažai nusiplautų. Tai po ilgų diskusijų jisai sako, aš tavęs nesuprantu. Tai sakau, parodyk man tų pigiausius dažus. Aš juos išsirinksiu ir nusipirksiu, ko man reikia. Tai vis dėlto nusipirkau pačius pigiausius, skirtus vis tiek vidaus ir lauko darbams. Tai reiškia, jie nebijos drėgmės. Bet šį kartą aš, kaip praeitam video, paiškiau dažais. Tai šį kartą aš darysiu konsistenciją skysčio, gal biškį labiau skiestą dažų ir mažiau purkščių, kad daugiau eitų saulės spindulių. Tai va, tai tam pasiruošiau vandens ir tam pasiruošiau purkštuvą. Tai dabar reziumė yra tas, aš šiaip pasirinkau dažus vien dėl to, kad tiesiog agro plėvelę gaila iš lauko dėti, nes man tarnauja metus, arba ją turiu su kažkuo prispausti, kad jin tarnautų ilgiau. Bet iš lauko dar aišku būtų pliusas agro plėvelės, jeigu netyčia liūtis būtų, nes pernai šitą plėvelę naują 200 mikromų kai kuriuose vietose sukapoja ledukai. Tai jeigu būtų agro plėvelė uždėta, būtų sugėjusi smūgį. Bet šiaip dabar šitam atveju tektų dėti iš vidaus, ir iš vidaus mano atveju nėra patogu. Tai aš pasirinkau vėl dažus, bandysiu, kaip minėjau, biškį skies daugiau. Ir matysim, kaip man seksis. Tai dabar einu maišyti dažų, pilti purkštuvą ir bandyti dažyti. Nu va, biškį išplakiau. Jeigu pastebėsit, mano video buvo tokie dažai biškiai vienai tepdavo rankas. Tai šį kartą aš darysiu, kad man būtų labiau skiesta ir kaip žiūrėsiu pagal purškimą, kiek man verta purkšti, kiek ne. Nu, va toksai. Pamatysim, ar man reikia. Jeigu reikės, aš visada galėsiu, kaip sakant, perpurkšti per naują. Tai
viskas tvarkoj. Nu ką, bandom, ne? Tai biškai pūkštelėjau. Tikiuosi bus viskas gerai. Dabar pastebėjau, jeigu daug purškia, tai nuteka, tai dabar minimaliai paėjau. Dabar purkšiu stogą. Ir po to gal spės apdžiūti, tada dar paeis į šoną. Все, einam žiūrėti vidų, kas gausi. Nu va, trukau keletą tik minučių, bet rezultatą žiūrėkit. Dabar parodysiu, kuo skiriasi. Čia atrodo taip, žiūrėkit, vau. Ir ten va nėra purkšta. Čia nuo papuola saulė, ten kur nėra purkšta. Žiūrėkit kaip čia. Ir va iš karto pereina ir nebėra tų kvadratų. Tai reiškia, kad mes sustabdėm saulės spindulius ir mums nenudegins pomidorų, nes va jau pradėjo kliūti, kai kurie lapeliai va jau pradėjo degti. Tai kad to nebūtų, nupurškime, matysim, netgi matas iš karto va. Kaip va, persimatau, vienoje šonai nėra purkšta, kitam yra purkšta. Ir saulė jau nebepatenka va. Jau bus geriau. Čia va, pavyzdžiui, matosi va debesis, ne? O čia jau nieko nebesimato. Tai va, bet ir dar pastebėjau, kad tie dažai patys pigiausi labai lengvai nusivalo nuo rankų. Tai spėju, kad gal ir lietus mums nuplaus, bet nežinau, ta plėvelė dar laikys daugiau, nes, sakau, pernai buvo kiauša, įsivaizduokit, 200 mikronų. Plėvelė suskaldė naują, uždėta buvo. Jo, aišku, šiemet ir atlaikys, bet sakau, jeigu plėvelės dar būtų pliusas, va tas būtų sugėręs smūgius, tokių valedukų, bet jeigu plėvelę turim kažkaip su dar papildomu tinklu ją kažkaip įspaust, kad jinai nesimaskatuotų, nes jai nuplėšia galus visus ir viskas, ir būna baba. Tai va, šiam kartui tiek, sprendimą priimkit patys, aš priėmiau. Grįžau prie dažų ir matysiu eigoje, kaip jie elgsis. Nes dabar, pavyzdžiui, rankas buvo įsitepęs, tai kaip ir viskas nusivalo. Tai tikiuosi čia nuo lietaus nusivalės ir matysi vėl blogesnė situacija, tai įsipirpukšiu. Tai su jumis buvo Tomas ir iki.